Sveiki visi, čia Paulius pranešimai. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip susikurti savo žaidimą. Tai nereikės labai daug kaip programuoti, kaip iš tikrųjų reikėtų. Čia bus platforma pavadinimu Scratch, kaip matote šitame kamputyje. Scratch yra platforma, kur visą kodą galima dėlioti iš blokelių. Tokių daug kodo blokelių. Ir šiandien mes sukursim žaidimą, šaudymo žaidimą, kuriame iš šonų, iš vieno šono į kitą, reiks eiti ir šaudyti į ateinančius priešus. Čia yra katinukas prieš mus, mums jo dabar nereikės. Tai, ką mes dabar turim padaryti? Užvilkite pelę ant šito katinuko ir pasirinkite Paint. Tada pasirinkite, kokios spalvos norit, kad būtų jūsų pagrindinis veikėjas. Aš galvoju, pasirinksiu tokią. Pasiimkite rutuliuką ir laikykite Shift. Tai padarys, kad tai būtų tikslus rutuliukas. Ir pasidarykite tokio dydžio, kokio jūs norit. Geriausiai nei per didelį, nei per mažą. Išjunkite outline, paspaudę ant šitos rodiklėlės ir ant brūkšniuko. Ir dabar užvilkite. Ne tą paspaudžiau. Paspauskite ant čia ir užvilkite taip, kad pliusiukas būtų pliusiukė. Tai ką dabar reiks daryti? Mums, žinoma, nepatinka šitas visas baltas dalykas. Tai mes paspausime ant šito ir Paint. Ir dabar iš karto noriu pasakyti, spalvos nerūpi. Tai aš galvoju padarysiu žalią žolę, bet spalvos gali būti bet kokios. Tai ir dabar užvilksiu per visą šitą. Tada mums reikia čia tvoros. Tai, aš galvoju pasirinksiu spalvą, kuri labiausiai tiktų tvorai, tai tokia ruda. Ir per visą šitą priekį. Geriausia, kad ne per vidurį, bet truputį žemiau vidurio. Ir užspaudę ant pelės nuvilkite savo veikėją šoniniame ekrane į apačią. Bet kai ko mūsų dar veikėjui trūksta, tai yra ginklo. Tai paimkite vėl kvadrato įrankį ir pasirinkite kokią nori ginklo spalvą. Ir padarykite jo šone ginklą. Mano ginklas bus tokio dydžio. Dabar prie programavimo. Tai, pirmiausia, gal jau pastebėjot, kad viskas turėtų prasidėti su šita žalia vėliavėle. Tai mums reikia surasti šitą. When flag is clicked. Tai padaro, kad kai paspaudžiat šitą, kas turi įvykti. Mums reikia, kad kas mes norim, kad įvyktų, tai yra valdymas, vyktų amžinai. Nes amžinai mums reikia, kad reaguotų į mūsų spaudinėjimus. Mums reikia if then blokelio, nes tai mums paaiškins, ne mums paaiškins, žaidimui paaiškins, kad kai ką suspaudžiame, ką tada turi daryti. Einam prie sensing ir surandam key pressed. Čia padedam. Ir tada pasirenkam A. Klaviatūroje savo kompiuterio galima pastebėti, kad A yra labiau kairiai pusiai klaviatūros. Ir tai vaizdo žaidimų žaidime A dažniausiai yra eiti į kairę. Naudojamas mygtukas. Tai mums reikia eiti į kairę. Tai kairė ir dešinė, judėjimas į kairę ir dešinę, Scratch platformoje yra vadinamas X. Tai nėra tik Scratch platformoje, visur tai yra vadinama X kaip ir judėjimu. Tiesiog X ir Y ir X. X yra į šonus.
Tai tada mums reikia change x by 10. Bet šitas dalykas mums padarys, kad jis judės į dešinę. Mums reikia by -10. Aš jums ant ekrano dabar parodysiu lentelę, kurioje galima matyti, kaip veikia tas judėjimas. Tai va. Ir dabar galim pabandyti. Paspauskite vėliavėlę ir paspauskite A. Juda. Tai yra, ko mums reikia. Tai. Dabar jūs galvojat, vėl reiks visą tai sudėlioti. Ne. Galite paspausti dešinį klavišą ant pelės ir paspausti duplicate. Tai tiesiog viską atkartos. Ir mes tiesiog galim tada pasirinkti D. Ir tiesiog, kad by 10. Ir, jeigu paspausim, dabar D judės į šonus. Turim savo pagrindinį judėjimo mechanizmą dabar. Tai, bet ko mums dar gali reikėti? Mums reikia šaudymo. Jeigu kuriam šaudymo žaidimą, tai mums akivaizdžiai reikia šaudymo. Mums reikia sukurti kulką. Tai dabar darysim taip pat kaip su mūsų pagrindiniu veikėju. Paimam ir dabar turim sukurti kulką. Aš ją galvoju sukursiu geltoną, tai labiau į auksinę pusę. Ir dabar, kaip reiks daryti? Pasidarot stačiakampį, bet ne tokio dydžio, kulka nėra didesnė už veikėją. Pasidarot kulką ir ją čia įdedat. Jeigu norit prisartinti, tiesiog galite paspausti šitą mygtuko kamputyje. Čia va. Tai, kaip mes padarysim smaigalį, jeigu čia yra tik kvadratai ir apskritimai? Labai paprastai. Padarom dar vieną kvadratą į viršų. Nuo šitos kulkos, tokį va. Ir tada pasirenkam šitą įrankį. Šitas įrankis mums leidžia valdyti kampus. Tai, jeigu mes dabar užspausim ant pačio viduriuko, čia sukurs dar vieną kampą. Tada užspaudžiam ant šoninių kampų ir paspaudžiam ant klaviatūros mygtuką delete. Tai ištrins tą kampą. Ir tą patį padarom su kitu kampu. Ir turim trikampį. Tada siūlau, jeigu kulka yra per didelė, viską galima užžymėti su pele ir sumažinti kulką, jeigu reikia. Jeigu nereikia, nemažinkit. Ir tada nuvilkit kulką prie ginklo. Tai nebūtina, bet. Ir kulka gali būti kitokių spalvų. Kulka spalvos ir dizainas čia praktiškai nerūpi. Tai tada mes turim ateiti čia. Ir dar reikia sukurti šaudymo mechanizmą. Tada darom tą patį. Duplicate. Ir tada čia paspaudžiam, kokį mes norim, kad mygtukas šautų. Koks mygtukas. Tai, aš šiuo atveju noriu, kad mygtukas space šaudytų. Tai pasirenku space. Išimam change x. Išimam šitą, man šito nereikia. Tiesiog nuvelkam jį čia, tai jį ištrins. Ir tada mums reikia pasirinkti, kad broadcast message. Šitą pasirenkam ir įdedam į vietą. Tada pasirenkam new message. Ir šitas pavadinimas absoliučiai nesvarbus, svarbiausia, kad įsimintum. Tai aš galvoju įvesiu šūvis. Ok, tai, kai čia ateinam, prieš šito mums yra pirmiausia, reikia padaryti, kad jis nesimatytų, nes kulka visą laiką neegzistuoja, tiesiog skraidanti aplink visur. Tai paimam šitą. Ir tada prie looks surandam blokelį hide ir jį pastatom čia. Dabar mums jau nesimato. Bet ką daryti su ta žinute? Tai kaip paimam šitą blokelį, kuris vadinasi when I receive, ir tada įsitikinam, kad yra tos žinutės pavadinimas, kurį įvedė čia. Šitame veikėje.
Ir tada pasirenkam. Nueinam į Control ir pasirenkam Create a clone of myself. Tai sukurs šitos kulkos kloną. Tada pasirenkam When I start as a clone. Kai pasirenkam tą, tada mums pirmiausia reikia įsitikinti, kad klonas matysis. Tai pasirenkam Show. Tada mums reikia, kad tarkim, jeigu aš pajudėsiu čia va, tai man nereikia, kad tas klonas atsirastų čia va. Man reikia, kad jis atsirastų prie mano žaidėjo. Tai pasirenkam Go to ir ne Random Position. Sprite 1. Ir dar užmiršau pasakyti, kad jeigu norit, jūs galite užvadinti šituos, kai sukuriat kaip norit. Nėra skirtumo. Tiesiog gali čia va užvadinti. Tarkim, aš čia užvadinsiu Steve'as. Čia bus kulka. Ir jo. Tada, kai paspaudžiam, mes pamatom, kad kulka atsiranda čia. Jeigu turi ginklą, iš galvos kulkos nešaudo. Todėl mums reikia pakeisti jo lokaciją. Tai pasirinkam Change X by ir paliekam 10 gal. Ir tada, jeigu aš paspaudžiu šitą, 10 nepakanka. Užspaudint čia va, galim pakeisti į 20, gal bus tinkamas. Dar reikia truputį. 25. O va, puikiai. Pas jūs gali keistis, jeigu padarė didesnį veikėją, tai tiesiog darykit, kol jums atrodys, kad tinka. Ir tada mums nereikia, kad kulka čia tiesiog skraidytų, mums reikia, kad jį iššautų. Ir tada mes galim pasirinkti šitą. Tai, ką mes galim pasirinkti, yra Change X by, ne Change X, atsiprašau, Change Y by 10. Tai šitas praškai nieko jam nepadaro. Jis tiesiog čia va atsiranda. O mums reikia ne tą. Mums reikia Control ir Repeat until. Ir tada Sensing. Ir prie Sensing pasirinkam Touching ir vietoj mouse pointer Edge. Dabar kulka kažkodėl labai pailgėjo. Reikia išsiaiškinti, kodėl. Kulka labai pailgėjo. Ir mums reikia išsiaiškinti priežastį. Tai, žiūrim. Aš iš tikrųjų čia nematau problemos. Ai, matau problemą. Atsiprašau labai, kad tai padariau. Repeat until touching edge. Change by 10. Gerai. Tada mums reikia if. Nes mes jau, jeigu liečiam kraštą, mums reikia panaikintas kulkas. Tai if touching edge. Stop. Man nereikia, tu šautum. Mums reikia susirasti blokelį delete this clone. Tai dabar, kai jis pasiekia, jeigu jums yra tas pats, tai tiesiog gali būti, kad taip yra, tai gali tiesiog prie kostiumų tiesiog sumažinti visą kulką. Tiesiog. Ne taip, bet taip. Dabar sumažės. Ir tiesiog mažinkit, kol tiks kulkos dydis. O jeigu netiks, tai tada ką jūs galite daryti, yra
Tai jo, aš išsiaiškinau, ką daryti. Pasirodo, aš dariau tą klaidą, kad čia va įdėjau change x by. Nes tada tiesiog jis sutrinka. Nes jis žino, kad jam reikia kaip klonui eiti į čia. Nors jau kaip ir pats vadas galimas, kad tiesiog vadinsim pagrindinį originalą vadu. Jeigu pagrindinis originalas yra čia, kaip jis turi veikti, yra, kad jis turi ir sukurti kloną savo vietoj, originalo vietoje. Ir jis negali tiesiog sukurti klono čia. Tai todėl reikia čia va įdėti, reikia, kad when I receive šūvis, reikia, kad čia va eitų, šitoj va vietoj būtų blokelis, kad eina pas Steve'ą. Ir reikia, kad pakeistų X 25 čia. Ir tik tada sukuria kloną. Pabandom. Ir jo, dabar tos nebėra problemos. Tai va. Jo. Ir dabar mums reikia priešų. Dabar kursim priešus. Tai, kai mes kursim priešus, mes sukursim naują veikėją. Aš galvoju, čia bus zombių išgyvenimo žaidimas. Tai tamsūs, žali zombiai apvalūs, kaip žmonės, kaip šitas mūsų Steve'as. Tik ne per dideli. Tiks. Įdedat į vidurį, taip geriau padeda žaidimui susiorientuoti. Tada mes tą patį darysim kaip su klonais. When green flag clicked. Dabar mums reikia, kad jis atsirastų bet kur šitoj vadaly. Bet kur šitoj vadaly. Tai ką mes darysim? Mes paimsim, kad kai jis čia atsiranda, kad jis pirmiausia pradingtų. Jo, kad pirmiausia pradingtų. Tada sukurtų savo kloną. Ir tada, kad kai jis prasideda kaip klonas, kad jis atsirastų kažkur čia. Tai, bet davai nedarykim tos pačios klaidos kaip pirmai. Visas keliavimas bus čia. Tai tada mums reikia, kad jis keliautų į bet kokią vietą šitoj va vietoj. Tai mes pirmiausia šitą va naudodami, šitą va žalią zombį. Sakau, spalvos nesvarbu. Nebūtinai žalias, gali būti violetinis. Jeigu pastatom jį čia ir žiūrim. Čia X yra -205. Tai pasirenkam, kad jis eitų čia va, šitą va blokelį paimam ir kad jis eitų, mums reikia, kad jis nueitų nuo -205 iki 214, kažkur šitoj vietoj. Tada mums reikia padaryti tai. Mums reikia, kad jis vis tiek būtų šitame į lygyje. Tai mums reikia, kad jis vis tiek būtų šitame aukšte. Į neliečiam. Šito va dalyko neliečiam. Tada mes ką padarysim, yra pasiimsim prie operators. Čia yra matematika. Va šitame visame dalyke yra matematika praktiškai. Ir visas programavimas čia tipas, visas programavimas yra matematika. Jeigu jūs norit kaip daryti rašymo programavimą, siūlau pasimokyti matematiką. Na, nesiūlau. Reikia pasimokyti matematiką. Tai, mums reikia, kad šitas va dalykas mums išrinktų skaičių. Tai, mums reikia pick random. Ir dabar pasirenkam čia va. Ir dabar, va, yra -207, ar ne? Gal nuo čia va. -211. Nuo -211
iki 209. Tai va. Čia va visus skaičius galite matyti, kuriuos vedu. Čia va. Ir tada create a clone of myself. Ir tada mums reikia, pirmiausia pasižiūrim, ar tai veikia. Na, mes nematysim, nes klonas dar nenori rodytis. Todėl mums reikia show. When I start as a clone, show. Veikia. Ir tada mums reikia, kad jis judėtų į priekį. Tai pasirenkam, kad jis judėtų į priekį. Move 10 steps. Bet jūs galite pastebėti, kad šitas neveikia. Nes steps jam, šitam skretchui, skaitosi kaip I. Ne kaip I, o kaip X. Todėl mes turim pasirinkti, kad jis change Y by 10, bet kadangi mes norim, kad jis judėtų į apačią, mes turim pasirinkti, kad -10. Pažiūrim. Jo, matot, jis nėra tokiam lygiai, kokiam jis turėtų būti. Jeigu šito nebūtų, jis būtų truputį aukščiau. Tai gerai. Mums reikia, kad forever change Y by 10. Bet mums nereikia, kad jis tiesiog amžinai eitų. Ne. Mums reikia, kad jis tą darytų, kol jis palies šitą vietą. Ir čia jis pradingtų. Tai ką mes darom tokiu atveju? Mes, ką padarom, yra sukuriam juostelę. Taip, mes sukuriam dar vieną naują veikėją. Žinau, nuobodu, bet tai dėl mūsų žaidimo. Reikia išsirinkti spalvą, kuri būtų panašiausia į šitą. Ir sukurti juostelę. Stenkitės padaryti, kad nelabai matytųsi. Aš kurį laiką pabandysiu padaryti, kad šitos spalvos būtų geresnės. Tai geriau atrodytų čia. Tai jo. Kol kas nelabai pavyksta, reikia dar bandyti. O va, beveik. Beveik. Na jo, gerai. Dabar reikia šitą juostelę nuvilkti tiesiai prieš šitą. Tiesiai prieš šitą. Ir dabar padarom repeat until. Ir dabar mums reikia sensing, touching. Šitas mano atveju vadinasi sprite 2. Bet čia būtų bet kaip jūs pasirinkot. Tai aš paspaudžiu sprite 2. Bet aš kaip jūs pasirinkot, kalbu tik apie pavadinimą. Tai va, patikrinam. Gerai, tai žodžiu, jis čia sustoja. Bet ką mes pastebim, kad jis yra labai greitas. Tai yra dėl to, nes šitas skaičius yra žymiai per didelis. Jeigu esmė yra nušaut, tu net nespėjai tinkamai pajudėti. Tai jo, bet ką mes dabar pastebim, kai šaudom, kad šita kulka perina prie šito apačią ir tai atrodo labai nefainai. Tai, ką mums reikia padaryti, kad pasirinkti, kad kai šitas yra paspaustas, išvaizda turi būti padaryta į apačią. Tai go to back layer. Tai va. Go to back layer. Tada
ką mums reikia padaryti, mums reikia padaryti, kad kai kulka paliečia šitą zombį, kad jis mirtų. Tai dabar tą ir padarysime. Tai va, mes turim padaryti, kaip sakiau, kad šitas zombis mirtų. Tai mums reikia, kad jis ne tik sustotų, kai šitą va paliečia, bet ir kai paliečia kulką. Tai mes tiesiog turim duplicate ir tiesiog pasirinkti kulką. Kodėl jis ką tik praėjo? Tai gerai, pažiūrim. Tai gerai. Dabar man rodos, kaip padarėm, kad mums jį labai reikia sulėtinti. Arba mes galim padaryti paprasčiau. Pasilikit šitą taip darykit. Dabar, ką mes turim daryti, yra paimti OR. Šitą OR. Tada paimam, ojetus, ką aš čia padariau. Paimam šitą ir šituos du sudedam į OR. Ir dabar pabandom. Oi, čia minusas. Aš dabar pasirinksiu -5. Tai va, dabar yra gerai, nes jis sustojo ties čia, o jeigu paliečia kulką, jis irgi sustojo, bet labai trumpam. Tai mums reikia, kad jis ne tiesiog sustotų, o išsitrintų ir pradingtų ir numirtų. Tai, mums šitą paduplicateinam ir pasiliekam čia, mums tuo jo reikės. Tada paimam if ir padedam papačią. Įdedam šitą. Mums reikia išimti šitą. Nes mes jį paskui naudosim, kad galėtumėm padaryti, kad mums sumažėtų gyvybių. Tai, paliekam tik kulką. Ir tada pasirenkam, kad delete this clone ir išsiunčiam žinutę, kad yra nušautas. Tai gerai. Tai dabar patikrinkim. Tai va, ir dabar jis išsitrina. Va, tik priliečia kulką, išsitrina. O tai ką mums tada išsiųžinute, kad jis nušautas? Kad galėtumėm savo duoti taškų. Tai paimam nušautas. Čia pasirenkam when I receive nušautas. Mes turim sukurti skaičiuojamąją. Arba angliškai, kaip dažniau girdėsit, jeigu domėsitės programavimu, variable. Tai yra kaip ir, įsivaizduokit, kad tai yra knyga, kuri gali sutalpinti ir raides ir skaičius. Tai mums reikia pasirinkti for all sprites. Ir tada pasirenkam score. Arba galite įvesti taškai, arba galite įvesti ką tik norit. Ir tada paspaudžiat OK. Tai su šituo dalyku mes turim padaryti kelis dalykus. Pirmiausia, mes šitą turim truputį pakeisti. Tai, mes turim sukurti savo blokelį. Tai nėra tiek komplikuota, kiek tai gali atrodyti. Tai, spaudžiam make a block. Ir dabar, block name būtų, aš galvoju, būtų, kaip jūs norit. Aš įvesiu Pauliaus pranešimai. Arba ne. Kitaip, prenumeruokit. Tai va. Ir tada mums reikia pasirinkti run without screen refresh. Ok.
Dabar paimam šitą ir įdedam čia. Tada įdedam čia va prenumeruokit ir čia va prenumeruokit. Ir dabar, jeigu viskas teisingai veikia, tiesiog atsiradinės klonai. Ir jums vis tiek jums reikia suprasti, ką daro šitie jūsų sukurti blokai. Tai šiuo atveju, ką daro šitas sukurtas blokas, tai mums nereikia tiesiog abiejose šitose vietose dėti to pačio bloko. O ką mums tai reikia padaryti, yra įdėti šitą blokelį ir šitas blokas tada visą tai padarys. Jums tai gali atrodyti beprasmiška šiuo atveju, bet kitais atvejais tai nėra. Nes jeigu, tarkim, mes išimam šitą ir mes, tarkim, turim kelis tokius va padaryti. Kelis va tokius va when I start as a clone. Tai yra žymiai paprasčiau, nes galiu įdėti šitą į čia va, o čia va galiu įdėti prenumeruokit. Tai va, ir tada mums tiesiog... gal šiuo atveju tai neveikia taip gerai. Bet jo, čia tikrai neveiks gerai, nes šitas netinka šiam atveju, nes paleidom run without screen refresh. Tai jo. Bet ką mes dabar turim padaryti? Šitas ir šitas. Tai va. Ir dabar mums reikia parinkti, kas atsitiks, kas atsitiks, jeigu prilies šitą žalią juostelę. Tai, kas gali atsitikti, kai palies šitą žalią juostelę? Mums turi pradingti mūsų taškai ir širdelės, bet mes jų neturim. Tai ką mes turim padaryti, yra pasirinkti paint ir tada mes turim pasirinkti raudoną širdelę. Na, mes negalim pasirinkti tos formos, bet mes galim ją padaryti. Tai, padarėm kvadratą. Ane? Padarėm kvadratą ir pasirenkam šitą toolsą. Pasirenkam čia va, kažkur per vidurį. Ir ištrinam šoninius taškus. Pasirenkam čia va, per vidurį ir padarom taip va. Prašau, nekaltinkit manęs dėl mano durnos širdelės. Darykit patys savo širdelės, kaip norit. Aš nemoku per Scratch'ą daryti širdelių. Bet tada, kaip matot, aš jas ką tik paduplikeitinau. Aš tai padariau paspaudęs Alt ir Shift savo klaviatūroje. Ir tada nutempiau į šoną. Gerai, kai mes tai padarėm, užmėkit viską. Ne su šituo. Pasirinkite pelytės toolsą ir tada užmėkite viską. Ir sumažinkite. Sumažinkite tokio dydžio, kokio norit, kad būtų. Aš noriu, kad jos būtų kamputyje ir tokio dydžio. Taip. Kai taip padarėt, dabar mes norim nukopijuoti visą šitą ir paspausti čia va, bet nespauskit. O paint. Ir tada paste. O dabar pasirinkite vieną širdelę ir ją ištrinkit. Pasirinkite kitą širdelę. Na, turiu tiesiog vėl nukopijuokit, sukurkit naują ir tada paste. Kai taip padarėt, pasirinkite kitą širdelę ir ją ištrinkit. Nebeliko širdelių. Tai gerai. Tai ką mes dabar turim padaryti yra. Pirmiausia, mums reikia, kad kai paspaudžia žalią vėliavėlę, kad matytųsi visi trys. Tai pažiūrim costumes. Visos trys yra costume 1. Tai mums reikia looks ir switch to costume 1. Tai va. Dabar mums reikia, kai šitas va, mums reikia, kad jis pradingtų, kai šito paliečia. O jetus, mes dar to nepadarėm. Okei. Tai tiesiog mums reikia padaryti dabar. Mums reikia duplikuoti šitą. Stop, sustok. Ir jeigu liečia sprite 2, kad aš nežinau, kodėl aš šitos tiesiog apkeičiau.
Jeigu liečia Sprite 2, tada mums nereikia, kad jis broadcastintų nušautas. Mums reikia sukurti naują variable. Tas naujas variable bus pavadinimu gyvybės. Nežinau, kodėl man užtruko tai ilgai tai sugalvoti, bet gyvybės. Šitą panaikinam, kad jis nesimatytų ant ekrano. Ir tada change gyvybės by -1. Ir tada delete this clone. Kai paspaudžiam žalią vėliavėlę, mums reikia, kad jis pasetintų gyvybės į 3. Tai gerai. Tada čia va, mums reikia tai padaryti. Forever if. Tada mums reikia lygų, šito va lygų dalyką, ir 3. Ir tam mums reikia pasirinkti variables ir gyvybės. Tada, if gyvybės lygų 3, mums reikia, kad rodytų kostiumą 1. Duplicatinam. If gyvybės lygų 2, mums reikia, kad pakeistų į kostiumą 2. If gyvybės lygų lygų 1, pakeičiam į kostiumą 3. If gyvybės lygų 0, mums reikia sukurti naują kostiumą. Sukuriam naują ir tas naujas yra tuščias. Tai if gyvybės lygų 0, switch to costume 4. Taip, pažiūriu. Dabar patikrinam. Aš durnas. Reikia ne tai padaryti, bet reikia dar broadcastint nušautas. Tai jis tiesiogiai nebus nušautas, bet jo. Tai pabandom. Taip. Pala. Oi. 3. Dabar. Žiūrim. 1, 2, 3. Ir pradingo. Gerai. Bet kai šitas yra, da mums reikia dar, kad viskas sustotų. Tai mums reikia surasti blokelį, kuris liepia viskam sustoti. Tai tikrai yra toks blokelis. Tai, pažiūrim, turėtų būti stop all. Va, stop all. Bet prieš stop all mums reikia parodyti, kad game over. Tai tada mums dar reikia, kad jis broadcastintų žinutę game over. Sukuriam naują sprite. Nereikia mums jūsų pasirinkti. Sukuriam naują sprite, paimam užrašą ir užrašom game over. Aš galvoju, aš pasirinksiu marker ir išdidinsim. O mes labai išdidinsim. Per didelis truputį. Truputuką. Dar sumažinam. Game over. Tai tada mums reikia, kad kai broadcastina. Kas čia broadcastina? Širdelis broadcastina, man rodos, jo. Tai kai broadcastina, kad game over, kad spritas 4, kai gauna game over, šiaip mums reikia, kad jis pradingtų. Tai hide, kai yra paspaudžiama šita. Bet kai jis gauna game over, mums reikia, kad jis pasirodytų. Tai va, vienas paskutinis dalykas likęs. Tai tas vienas paskutinis dalykas yra, kad sudėtingumo lygis. Greitį mes nustatome čia va,
pasirinkę šitą va. Change by. Dabar mes pasirinksime variablesą ir sukursime variablesą greitas for all sprites. Ir pasirinkam, kad būtų slider. Ir čia va turėtų būti change slider range. Kai turim šitą, pasirenkam, kad minimum yra 1, o maksimum yra 10. Ok. Dabar pasirenkam operators ir paimam minusą ir įdedam į čia. Ir paimam variables ir greitas. Tai va. Tai dabar mes galim pasirinkti savo greitį. Patikrinam, ar visas žaidimas veikia dabar. Atvažiuoja, jie neatvažiuoja dar. Bet mums nesididina score. Tai jeigu tačim kulka, tai dar pakeičiam variablesą score 1. Ir dabar viskas turėtų veikti. Oi, ne šitą, stop. Score. Ir dabar viskas turėtų veikti. Aš šitą įkelsiu į Scratch platformą ir jūs galėsit šitą žaidimą paieškoti. Ir jo. Tai čia yra visas video. Jeigu jums jis patiko, prašau prenumeruokit. Blokelis jums liepia. Prašau prenumeruokite, palaikinkite šitą video, pakomentuokite ir galit keisti šitą kodą visiškai kaip norit. Tai yra visiškai jūsų sprendimas, jeigu norit pakeisti šitą kodą. Galit įkelti į Scratch. Aš pats įkelsiu šitą kodą į Scratch ir jūs rasite linką į šitą Scratch žaidimą aprašyme. Ir jeigu jums patiko šis video, prašau prenumeruokite, laikinkite ir viso gero.